Tolmintas pasikvietė mus į gimtąją Marijampolę aplankyti atsinaujinusio kultūros centro ir papasakoti apie savo ypatingą meilę etnografijai ir kanklėms. Esam Marijampolės kultūros centro scenoje. Atnaujinto šviežioj, vienoj iš gražiausių Lietuvoje. Kiek pačiam tau yra svarbi scena? Sakyčiau, scena jau priprastas man yra dalykas. Aišku, per kančias į žvaigždes nebuvo lengvas kelias, bet jau dabar išeit ant scenos nėra kažkas tokio nepažįstamo ir baugaus. Kokiom progom išeini ant scenos? Dažniausiai per koncertus, pasirodymus, tokiom su ansambliu kokiu arba solo. Tai kokius kūrinius groji su kanklėm ir kokiems kolektyvams priklausai? Su valkietiškomis kanklėmis atlieku tradicinius mūsų krašto muzikantų kūrinius, tradicinius šokius, liaudies dainas, kartais netgi ir dainuoju ir kankliuoju kartu. Taip pat kartais dėl įdomumo pasižvalgau netgi ir į kitus kraštus. Pavyzdžiui, esu grojęs suomiškų polkų, latviškų šokių ir pasirodo, kad ir su mūsų tradicinėmis kanklėmis galima pagroti netgi kitų kraštų kūrinius. Kaip dažnai susiduri su stereotipu, kad vaikinas, bet groja kanklę? Iš tikrųjų, tai vaikinų grojančių kanklėmis tikrai nėra daug. Labai išimtinis atvejis ir tikrai daug kartų esu su nuostaba nemaža susidūręs. Bet tikrai žinau, kad ne vienas esu vyras kanklininkas, o be to senovėje vyrai ir kankliuodavo. Visi kanklininkai būdavo vyrai. Tad nėra tai taip neįprasta, kaip iš pradžių atrodo. Kas tave kaip jauną žmogų patraukė domėtis etnokultūra? Sakyčiau, kad būdamas dar visai jaunas, dar net nuo vaikystės jau lankau folkloro ansamblį Skriaudžių kanklės su šeima. Tai sakyčiau, kad man pačiam susidomėti tuo net nereikėjo, nes mano šeima jau to domėjosi. Ir mes visi kartu savaitgaliais važiuodam repetuoti į Skriaudžius jau nuo mažų dienų. Tai dabar tik tai plėtoju tai, ką jau nuo mažų dienų pradėjau. Esi kada nors dalyvavęs įrašuose? Taip, nes dalyvavau konkurse Tramtatulis tradicinių lietuvių folkloro ir ten laureatai įrašinėja įrašus. Taip pat ir su Skriaudžių kanklių ansambliu, kurį lankau nuo mažumės, irgi įrašinėjome kompaktinę plokštelę. Jūsų ansamblis vadinasi Skriaudžių? Skriaudžių kaimo. Ai, aš galvoju, jūs kanklėm ten skriaudžiat žmonės, virkdot ir visai. Paprastai ne. Paprastai ne. Marijampolė, kaip ir daugelis Lietuvos miestų, atsinaujina. Kokios vietos Marijampoliai atsinaujinusios tave džiugina labiausiai? Tai Pašešupio parkas, taip pat Poezijos parkas. Visos šios vietos mane traukia ir jos yra tikrai nuostabiai sutvarkytos. Taip pat ir atnaujinti aikštynai, kultūros centras. Taigi šiuolaikiškų vietų tikrai Marijampolėje netrūksta. Jeigu tau ES duotų daug milijonų eurų, ką tu pats asmeniškai pakeistum ir pagerintum šitą miestą? Gal infrastruktūra jau yra neblogai sutvarkyta, tad skirčiau tuos ES milijonus kultūrinėms veikloms. Pritraukti mokytojų gerų, pritraukti kultūros veikėjų į Marijampolę, kad žmonės galėtų save ugdyti. Ar esi kada nors buvęs duonos fabrike? Ne, iki šiol neteko man būti duonos fabrike. Man irgi. Nulėkim tą. Pirmin. Aš
Įsivaizduoju, kad tarptautiniai kosminiai stoty, ko gero, va tokia turėtų būti atmosfera. Mėgsti mielinės tešlos produktus? Tikras skanumėlis. Rimtai skanumėlis? Taip. Aš tai jau žinok nebesu toks jaunas, tai man to skanumėlio reikėtų mažiau biškių. Koks tavo mėgstamiausias pyragėlis turi savo mėgstamiausią? Na, o krosanas tai čia pyragėlis ar čia nelabai? Aš sakyčiau pyragėlis, bet aš nesu pyragėlio ekspertas. Nu tai va. Tai Croissant. jeigu krosanas pyragėlis, tai jisai bus skaniausias. Oho. Okei. Nu, Geras. štai ir turim duoną. Labai aukštai duona padėta. Bet kaip jinai plyšta, Aiva, dėl to jas ir apverčia. Nu ką, kokie įspūdžiai tau? Nu, įspūdingas cechas, sakyčiau. Kas labiausiai įsimenu? Kiek kartų verčiasi bandelės per ištisai vartosi. Arba dar sakė, kad prancūzai buvo atvažiavę paleisti šitos visos linijos, taigi bagetės yra tikrai prancūziškos. Ai, tai čia prancūzai patikrino, kaip mes čia Taip, prancūzišką kokybę turim Lietuvoje. Labai gerai. Man patinka šios ES investicijos.